Labą dieną, esu vėl iš Dolinų įmonės. Praeitą kartą nepavyko pasikalbėti su inžinierium, kadangi iškvietė policija. Policija atvažiavo ir išvažiavo, sakė, kad čia civiliniai santykiai. Šinkitės jūs patys. Norėjau pas inžinierių paklausti dėl klastojimų dokumentų ir panašiai. Einam antrą kartą. Gal šį kartą sutiks. Labą dieną. Labą dieną. Užeisim. Galim žiūrėti. Ačiū. Šiandien noriu pašnekėti su jumis. Praeitą kartą inžinieriau, aš 4 metus teismuose dėl jūsų kaltės ir aš neužsiėmęs, aš laisvas, jo? O jūs man nerandat visiškai inžinierių laiko. Jūs inžinierių klastojo dokumentus, aš atsinešiau pavyzdėlį. Ir aš nesuprantu, kaip toks žmogus, kai jūs galite dar dirbti tokį darbą. Tai vat, norėčiau užduoti porą klausimų. Kokių pagrindų pas mane atsirado? Atsirado abonentas, atsirado. Sėskis, jūs pabūsiu liūdni, labai gerai. Jūs man irgi filmuot, viskas gerai. Žiūrėk, dabar žinau, aš noriu paklausti pas jūs, dokumentų jūs rašot, kad Balčiūnui Mariui nebuvo užduota techninės sąlygos. Jo, sakot, kad neišduota Balčiūnui Mariui techninės sąlygos. Jūs tą nuslėpėt teisme. O techninės sąlygos man buvo užduota 17 metais. Tai kam jūs melato inžinierių teismui? Kalbėkite, nežinau, laukiu. Aš dėl jūsų kaltės 4 metai teisme. Žinot, pas irgi šeima, aš turiu ką veikti. Aš sakau, atsiras laiko truputėlį. Kokia čia jūsų valdiška įstaiga yra, jeigu žmogui neskait nei truputėlį laiko? Jūs taip visiems, su visais žmonėm taip kaip kalbate, ar ne? Atsakykite, prašau. Nu dabar mes kalbėjom, nu. Tai jūs sakėt užeikit, jūs čia darbuotės, ar ne? Čia interesantai yra. Būkit geras, nu palaukit, pakalbėsim. Tai gerai, tvarkoju, palauksiu aš, Sakot, prašom, užeikit, dabar matot, kaip yra. Bėga, policija kviečia, Keistai jūs elgiatės. Tai gal trumpai veda, pasišnekam, aš išeinu, viskas, paskui pasilikit ilgam, jūs matot, nežinau, jis labai nekalbus, tas ar dabar nekalba, ar paskui nekalbės. Tai žinau, sakykit dabar, kaip čia viskas vyko. Ar tiesa, inžinieriau, aš pasakysiu vieną dalyką, ar tiesa, kad vienas iš teisėjų yra jūsų kaimynas? Kai vyko byla, teismai mūsų, kad vienas iš teisėjų yra jūsų kaimynas? Negana, kad iš Kaišiadorių, bet aplamai jūsų kaimynas, nors teismai Kaune. Ir negana to, kad... Rolandai, O kodėl, sakot, nesutinkat? O dėl ko čia viską Rolandai slepiat? prašau palikti patalpas arba nefilmuoti. Aha, palauk, jūs esate viešas filmuot. Nesutinku, kad būtų filmuoti. O jūs irgi filmuojat, irgi yra kameros filmuojat. Esmė tame, Rolandai, apžiūrėkit, dabar jūs esate vadovas. Kaip gali jūsų įmonė padirbinėti dokumentus? Rolandai, kaip gali jūsų įmonė padirbinėti dokumentus? Rolandai, jūs nešinekat, jūs meluojate viską. Prašau. Palaukit, einam į lauką dabar pažiūrėkit. Einam į lauką. Ne, Rolandai, jūs meluojat, aš nenoriu šimt kamerų, jūs meluojat. Jūs, jeigu kamerų nėra, jūs meluojat. Ai, čia dabar jau parašė. O taip, aš esu jūsų klausykit. Aš nesutinku būti filmuojant. Tai jūs esate melagis, Rolandai. Jūs esate melagis. Jūs negalite būti direktorių, Rolandai. Jūs negalite būti direktorių. Jūs ginat savo darbuotojus bereikalingai. Jūsų darbuotojai kviečia policiją, stumdosi. Ar taip gali elgtis?